Ai, kam čia rūpi? Būna niekam nerūpi, bet yra kam rūpi. Tinklalaidėje siekiame suteikti galimybę savo bendruomeniai, kertiniai bendra.lt redakcijos ašiai, kelti aktualius klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Sveiki, esu 15 min tyrimų žurnalistė Jūratė Damulytė. Ir tęsiu bendra.lt tinklalaidžių ciklą apie temas ir problemas, kurios rūpi visuomeniai. Siekiame pažvelgti išsamiau, giliau, laisvu bendravimo stiliumi. Ir šiandieną norėčiau aptarti valdžios atskaitomybės temą ir štai kokiu aspektu. Politikų ir valstybės tarnautojų deklaracijos yra tuščios. Ir tai sako ne bet kas, o interesų lauką prižiūrinčios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Jį šiandieną studijoje turime. Sveiki. Taip pat į laidą pakviečiau ir šiuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisijai pirmininkaujančią parlamentarę Aušrinę Norkienę, kuri yra opozicinės valstiečių frakcijos atstovė. Gerą vakarą. Sveiki, Aušrinė. Ir aš galit mane įtarti galbūt suokalbiu, bet aš visiškai pritariu ir antrinu Gediminui, nes kaip žurnalistė ir jau daugelį metų dirbanti tame politinių aktualijų lauke, ar ne, savo akimis stebėjau ir regėjau ir galiu paliudyti apie prieš kokį 5 turbūt metus įvykusi gana reikšmingą pokytį, kai tuometinė valstiečių dominuojama dauguma priėmė naują viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą ir kas atsitiko? Buvo žadama, kad viena vertus viskas turėtų supaprastėti, tapti aiškiau. Iš tikrųjų, žinom, kad buvo daug keblumų ir neaiškumų ir ten visokios painiavos, dėl ko kildavo daug visokių diskusijų. Taip? Kita vertus buvo sakoma, kad išsiplėjęs gerokai deklaruojančiųjų ratas, o tai reiškia vėlgi didesnį skaidrumo standartą mūsuose. Bet štai kur tas šuo pakastas. Iš tikrųjų, ką mes matome dabar ir kaip žurnalistų bendruomenė ypatingai, ar ne, ypač tie, kurie dirbame tyrimų lauke, kur dažnai reikia analizuoti įvairius duomenis ir panašiai. Ir žurnalistų profesionalų asociacija, kuriai aš taip pat atstovauju, esame kėlę ne kartą tuos klausimus pokalbiuose su politikais. Stebime reikšmingą pokytį štai kokį, kad dabar, kaip politikams ir tarnautojams palikta teisė, suteikta teisė, sakyčiau, patiems nuspręsti, kas jų atveju galėtų būti vertinama kaip interesų konfliktas. Taigi ir turim situaciją, kai daugeliu atveju, aš nenoriu absoliutinti, žinoma, aš nedariau ten gilios analizės, čia gal Gediminas galės papasakoti išsamiau, bet tiesiog stebime, kai tos deklaracijos tapo tuščios. Tas iškalbingas pavyzdys, kurį dažnai kartojame, žinoma, galima numanyti, kad prezidentas negyvena to privataus labai gyvenimo ir tapęs tokia vieša visiškai figūra, bet štai atsiverti aukščiausio valstybės politiko deklaraciją ir ten gali perskaityti tik tiek, kad jis turi sutuoktinę Dianą. Ir viskas. Rinkimų komisijos puslapyje skelbiamose deklaracijose tos informacijos šiek tiek daugiau. Ten dar galima perskaityti, kad šalies prezidentas turi seserį, kuri ten kažkur dirba irgi tam tikroj valstybės tarnybos institucijoje. Tai štai, mano klausimas ir būtų apie tai, ar iš tikrųjų ar reikėtų susitaikyti su tuo pokyčiu, kuris yra įvykęs, ar jis mus tenkina, ar vis tik tai reikėtų praskleisti tas užuolaidas valstybėje ir atsiverti daugiau. Gediminai, kaip žmogus, kurį tik citavau, kad interesų deklaracijos yra tuščios, gal pradžioj pradėkim nuo to apskritai, kodėl reikia to deklaravimo, ką jisai mums duoda kaip valstybei, piliečiams, ką jisai reiškia, kam jo reikia. Tai pasakiau frazę, dabar reikia paaiškinti motyvus. Tai ačiū, kad pakvietėjai. Tai yra keliais pjūviais galime nagrinėti šitą situaciją. Tai
Pirmas dalykas, interesų deklaravimas tai yra priemonė valdyti kažkokias rizikas. Ir tai yra ne tik interesų konfliktas, bet ir, pavyzdžiui, teisės atstovauti. Tai, tarkime, politikas turi bendrovę ir bendrovė dalyvauja tos valdybės pirkimuose. Tai reiškia, atstovauja savo interesus. Tai jeigu, pavyzdžiui, pagal šitą pavyzdį, tai jeigu, tarkime, valdybės politikas turi lemiamą įtaką tokiam juridiniam asmenyje, tai yra privaloma deklaruoti. Ir tada galima nagrinėti iš visuomenės skaidrumo pusės, matyti dalyką, tada ten atsakingas, šiuo atveju pagal vietos valdos įstatymą meras gali valdyti interesų konfliktą, kas tarybų sprendimų nepriminėtų, o jeigu nori kaip politikas atstovauti savo bendrovę, lemiamą įtaką, jis turi gauti išimtį, kurią reikia skelbti viešai. Viskas gražu, bet jeigu politikas neturi lemiamos įtakos, o turi, tarkime, 10% akcijų, arba sutuoktinė turi 10% akcijų ir dalyvauja viešuose pirkimuose. Tai du dalykai nukenčia. Visuomenės teisė žinoti ir tas žurnalistų keliamas klausimas, jie iškelia daug tokių situacijų, jie praranda priima prie informacijos. Antras dalykas, vis dar pasitaiko tų tokių blogų pavyzdžių, kuomet politikai ten kiti deklaruoja, atskleidžia, ateina, prašo tos išimties, bet yra tų, kurie turi blogą ketinimą, nori paslėpti. Trečias dalykas, atsakingi žmonės, kurie rizikas valdo organizacijai, jie tiesiog informacijos neturi, kad galėtų iš anksto pasakyti, ką reikia padaryti. Tai reiškia, nėra demens, nėra ką veikti prevencijų. Tai valstybėje rizikų valdymas mažėja, auga pasiekmės pažeidimams ir tada mažėja skaidrumas. Tai čia paprastas pavyzdys toks. Nesvarbu, iš kokio Lietuvos regiono tu esi. Čia tavo balsas gali įkvėpti naujienų darbotvarkę ir skatinti pokyčius. O ar jūs galite paliudyti arba, tarkim, palyginti, ko mes dabar negalime matyti, ką galėjom anksčiau matyti deklaracijose, nes, tarkim, aš galiu papasakoti iš savo patirties, kai prezidentė Dalia Grybauskaitė statėsi savo namą, dar eidama pareigas, ar ne? Tai faktiškai galėjai iš jos vien deklaracijos interesų, galėjai stebėti visą procesą. Statybos procesą. Štai žiūrėk, dabar bendrovė X jau jai uždengė stogą, ten bendrovė Y, kad atvežė langus, kažkas tokio. Ar ne? Aš nesakau, kad, čia iš karto galėtų kelt klausimus kas nors, kad tai ką jūs čia nori dabar pro ten langų žvelgti kažkieno gyvenimais privačiais domėtis, bet kur mes žurnalistai čia matytumėm interesą ar ne, ir visuomenės interesą, ne žurnalistų pabrėžiu vien tik tai, bet čia visuomenės interesas. Pavyzdžiui, jeigu atsiranda situacijos, o tokių būta praktikoje ir yra rizikų, kad jos gali kartotis, žmonės kartais ima ir piknaudžiauja, kad štai bendrovė X staiga jai tuo pat metu pradėjo sektis prezidento kanceliarijos pirkimuose, tarkim. Ir, sutikite, turėjom visokių pavyzdžių. Ir štai dabar tokių deklaracijų, žinoma, yra matyti tas skirtumas, kai kurie politikai ir žmonės kur kas išsameu pildo ir kai kuriuose deklaracijos tas irgi kelia nuostabą, nes tu matai, kad vieni labai jau ten ir savo automobilį iš ko pirkę nurodo ir visa kita, o kitas nusipirko nekilnojamo turto, nusipirko ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir nieko nėra deklaruota. Pavyzdžiui, tie dabar garsiai nuskambėję, pavyzdžiai su pirkiniais užsienio valstybėse, reikšmingi pirkiniai. Ar visuomenė turėtų žinoti, pavyzdžiui, iš ko pirkta, kokia kaina pirkta? Nes aš galiu pasakyti, kad aš nenoriu sakyti, kad čia dabar visais turim nepasitikėti, bet esama pavyzdžių, kai korupcija pasireiškia ne tik piniginė išraiška. Ji gali pasireikšti suteikta reikšminga nuolaida, tarkim, parduodant nekilnojamą turtą ir panašiai. Žurnalistai netenka duomenų, kuriuos galėtų tikrinti ir įsitikinti, kad viskas buvo skaidru. Tai štai, Gedvinai, labai trumpai, paskui duosiu žodį ir paprašysiu pakomentuoti Aušrinės, bet, iš tikrųjų, ko mes dabar negalime matyti, ką galėjome matyti, iki to mano minėto reikšmingo pokyčio 2019-2020 sandūroje.
Jo, bet čia labai daug yra aplinkybių, kur galima knygą Trumpai. rašyti. Esmė principai yra tokie. Anksčiau buvo 7 deklaravimo taisyklės ir 6 buvo privalomos deklaruoti. O 7 visa kita, kas gali kelti interesų konfliktą. Dabar turime, grubiai kalbant, 2 taisyklės, kurias privalom deklaruoti, visa kita deklaruojantys pats turi nuspręsti. Ir anksčiau buvo problema ir dabar yra problema su tom taisyklėm. Tai pavyzdžiui, anksčiau tais sandoriais aš sakydavau kaip olimpiadui. Nusipirkau šaldytuvą, bėgu deklaruoti. Ir tas tikrai, aš manau, erzino kiekvieną deklaruojantį asmenį. Nusipirkau cementą, koks man interesų konfliktas. Koks šis skaidrumas šitoje vietoje. Tai tada dar kitas problema buvo tai, kad FTEkas anksčiau, jeigu žmogus nedeklaruoja paprastos smulkmenos cemento, ateina ir konstatuoja pažeidimą. Smulkmeniška per dalyką. Smulkmeniška. Tai aš suprantu tą norą keisti ketinimą šitoje vietoje, bet kas atsitiko, dabar deklaruojantis turi pats įvertinti kitą sandorio šalį, jeigu gali kelti interesų konfliktą. Ir čia kiekvienam deklaruojančiam asmeniui yra tikrai iššūkis suprasti, kada tai kelia. Bet mes čia kalbame iš rizikų valdymo pusės. Taip. Iš visuomenės teisės pusės žinoti, mes galime diskutuoti apie kitokią deklaravimo taisyklę. Pavyzdžiui, susitarti, tarkime, deklaruoja nekilnojamo turto visus sandorius, kurių vertė yra daugiau kaip 10 000 eurų. Ir toks deklaravimo taisyklė pasakytų visuomeniai, kur, tarkime, ne tik politikas, bet ir valstybės valdomų bendrovių vadovai, viešųjų įstaigų vadovai turi turto. Ir čia įdomus yra dalykas. Turtas nusipirktas Europoje, o gal kažkas turtą turi nedraugiškose šalyse. Ir tada tas deklaravimo institutas, jisai veikia ir dėl rizikų valdymo, ir dėl to skaidrumo visuomenės teisės žinoti. Tai jeigu mes nusileisime iki cemento deklaravimo, visi bus erzinti, nepatenkinti. Turbūt apie tai nekalbam, Gediminai, čia kalbam būtent apie tą rimtesnio svorio turtą, ar ten sandorius, kokie būtų akcijos, įmonių ir kažkas. Ja, tai tai čia apie sandorius kalbant, tokia buvo problema. Kitas dalykas yra, dabar reikia deklaruoti lemiamą įtaką juridiniam asmeniui. Tai ten daugiau kaip 50% akcijų, jeigu per akcinės bendrovės žiūrėsime. Bet juridinių asmenų yra labai daug, kur žmonės yra šeimininkai arba steigėjai. Mažosios bendrijos, viešosios įstaigos, asociacijos. Ir čia atsiranda ne tik interesų konfliktas arba visuomenės teisė žinoti, bet ir lobizmo klausimai paslėpti tos pilkosios zonos. Tai tarkime, aš su savo antrąją pusę ir draugų turime asociaciją, kuris atstovauja verslo interesų. Tai čia būtų lemiama įtaka, ar tą reikėtų deklaruoti. Bet jeigu aš būsiu gudras, tai paslėpsiu už savo lemiamą įtaką, tai tu nevaldysi nei interesų konfliktų, tada rasi, pamatysi paslėptą lobizmą šitoje vietoje ir sukontroliuoti, pavyzdžiui, iš FTEKo pusės mums yra tikrai didelis iššūkis, nes mes turime apie 180 000 klientų ir 27 žmonės. Tai pagalba, taip, ta visuomenės teisė, žurnalistai, kiti aktyvūs piliečiai, skaidrumo organizacija, ta pati opozicija, ir pozicija irgi, visko yra šitoje vietoje. Tai kai nėra to dėmens, viskas valstybėje po truputį lūžta. Pamatai, ties skaidrumo dreba. Aušrinė, jūs taip pat jau ne pirmą kadenciją ir Seime, ar ne? Ir kaip minėjau, anksčiau buvote valdžioje, dabar esate opozicijoje, patyrėte ir to. Ir taip pat buvot tarp tų, kurie tuo metu inicijavo tas pataisas. Kaip jūs vertinate, ar vis tik tai buvo teisingas tas sprendimas, ar jis taisytinas dabar? Tikrai tai buvom iniciatoriai ir išskirčiau galbūt 2 raktinius žodžius. Vis tik pasitikėjimas valstybės tarnauti tie, kurie privalo deklaruoti ir jų atsakomybė. Logiška, jeigu tu užėmi pareigas ir aš sutinku, kad kuo aukštesnės pareigas užėmi, tu pats turėtum norėti kuo daugiau deklaruoti ir būti skaidresniu, nes visuomeniai tie klausimai visada kyla. Ir natūralu, kai tu juos padedi atsakyti, tai aš manau, tai yra gerai. Bet kaip laikas rodo, to sąmoningumo ar tos atsakomybės daliai vis tiek mūsų pritrūksta. Ir tas mūsų noras, tos vakarietiškos kultūros, ne tik ir politinės, kurią irgi taip pat žadėjo atnešti mums į Seimą, dėja parodė šį kadenciją, kad tiek nėra, kiek mes galbūt dėjome vilčių ir tikėjomės. Taip, skaidrumas, aš tikrai sutinku, jisai
turi būti ir galbūt su pareigom netgi galima jį kažkiek ir daugiau išreikalauti. Ir mes palikome tą apsisprendimą būtent žmogui, kuris pats galimai tikrai geriausiai vertino. Ar gali meras tarybos nario viešą privatų interesą geriau įvertinti, ar jisai pats tarybos narys? Logiškai lyg ir pats turėtų įsivertinti. Dabar lyg ir paliekam, kad meras turėtų. Ir jie tada ten pradeda vėl žaisti žaidimus. Jeigu dauguma pritarėt, nusišalinom ir vėl visi grįžtam. Ir tie tokie žaidimai, jie patys lyg ir pasišaipo, ir tas viskas nuvertėja, ir tas nebeturi paskui prasmės. Tai iš tikrųjų turim dabar tokią situaciją ir matome, kad ją turbūt reikėtų tikrai keisti. Aš dabar kaip etikos galbūt procedūrų komisijos pirmininkė pasakysiu, kad taip, po šio įstatymo priėmimo mums viena funkcija parkeliavo mums kaip etikos procedūrų komisijai, mes tyrėme būtent Seimo narių viešus privačius, jeigu jie kažką padaro negerai. Tai šiek tiek palengvinome duoną vyriausiai tarnybiniai etikos komisijai, bet čia mes, kadangi ta komisija, esame tik savo Seimo nariam. Tų tyrimų jų nepadaugėjo. Aš pasižiūrėjau statistiką, kaip turėjom 2-3 į metus, iki šiol jinai tokia pat. Tai nežinau. Bet aš čia, taip norėčiau spustel dėl to palengvinimo. Iš tikrųjų, kiek aš galiu tikėtis, nes ką mes stebime, irgi žurnalistai, kurie dirbame ir stebim tą jūsų lauką, ar ne, kad kaip bebūtų pozicija, bet tam tikrais klausimais atsiranda solidarumo. Ką parodė savo laiku ir štai tas balsavimas dėl šio įstatymo pataisų, apie kurias mes kalbame. Ir tarkim, tuo metu tas pataisas priiminėjo valstiečiai, bet jas labai noriai palaikė ir dalis tuometinės opozicijos, tų pačių konservatorių. Tikrai taip. Didžioji dauguma Seimo tam pritarė. Taip, ir štai per 4 metus niekam nedegė ta lemputė kažkaip bandyti atgalios grąžinti bent jau tą situaciją, nes tuo metu aš atsimenu net ir kai kurie vyriausios tarnybinės etikos komisijos nariai, jie siuntė viešus perspėjimus, kad žiūrėkit, bus blogai. Turėsim situaciją, kai žengsim 2 žingsnius atgal. Čia konkrečiai Virginijus Kanapinskas, teisininkas, apie tai yra nemažai kalbėjęs. Tai jūs dabar, sakykit, ar jūs užsiminėt, kad mes galbūt reikėtų keisti, kaip jūs matytumėt, kaip mes galėtumėm pakeisti, arba jūs galėtumėt iš tikrųjų pakeisti. Ir ką reikėtų pirmiausia keisti, taisyti? Vis tik aš manau, kad šitoje vietoje geriausi ekspertai tai yra vyriausia tarnybinės etikos komisija. Jie kaip ekspertai iš šalies, jie tikrai nekartą yra įvairius siūlymus teikę ir mūsų kaip etikos procedūrų komisijai ir čia jau pagrindinis komitetas, kuris galbūt turėtų imtis lyderystės, bent aš jau taip matyčiau, valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, kurių kaip ir yra lauke šitas rytis. Ir natūralu, kad jie turėtų ir tą pačią komisiją, galbūt kaip ekspertus, tą pačią visuomenės dalį, kuriai tai yra, kaip sakyti, gal gilinasi. Ir normalu, kad pasidarę klausimus, jie galėtų padaryti tokią parlamentinę kontrolę, iš kurios gimtų galbūt naujos pataisos. Nes kiekvienas, žinote, Seimo narys, jis turi savo kažkokią sritį ir galbūt nelabai gilins. Bet čia aš tikrai matyčiau šito komiteto lyderystę ir aš manau, kad tą jie turėtų, kalba ir pavieniai, dabar Seimo nariai lyg ir mato, kad reikėtų keisti. O kokie tie keitimai, aš manau, diskusijose jie tikrai išsigrynintų. Aš tarp kitko šiandieną kalbėjausi tuo pačiu klausimu ir su Seimo dabartiniu valdančiųjų atstovu, Seimo pirmoju vicepirmininku konservatorium Jurgiu Razma ir kviečiu paklausyti, ką jisai, kokios jo mintys ir kokia jo nuomonė. Aš jo klausiau taip pat, ką jisai galvoja apie pačią situaciją, kaip jisai vertina tą interesų deklaracijų turinį ir ar reikėtų šią situaciją keisti. Štai paklausykim, ką jisai mums atsakė. Tam tikra problema, aš kada neprisimenu, bet tuomet turbūt keičiant tą įstatymą buvo kalbama, kad reikia atsisakyti perteklinės informacijos, kuri formaliai žiūrint nekelia interesų konflikto. Tai, sakykime, jeigu žmogus perka kokį, kad ir brangų daiktą elementariai parduotuviai,
turbūt čia nėra ko deklaruoti, jeigu jau ir suma ir viršijama, tai nurodyta. Tai, bet, man atrodo, gal buvo taip kalbant perdėtai pataisytas tas interesų deklaravimas. Na, tarkim, kai Viktoras Uspaskich deklaruoja kažkokią nebaigtą statybą, tai nenurodant šalies, tai negali pasakyti, kada jam tas interesų konfliktas galėtų iškilti. Ar kai mes svarstysim kokius santykius su Rusija reikalus, ar su Baltarusija, ar dar kažkada kitu atveju. Tai matyti tokiose vietose, kai kalbam apie žemės ar nekilnojamų turtų įsigijimo sandorius, tai būtina nurodyti šalį, kur tai yra. Ir tas nebūtų čia kažkoks ypatingas apsunkinimas, nei kažkokių tokių perdėtų asmeninių duomenų atskleidimas. Na, paskui dėl akcijų turėjimo taip pat, man atrodo, dabar kaip yra traktuojama, kad būtina paskelbti, jeigu tai yra kontrolinis akcijų paketas, kai tu turi tą tikrą valdymo teisę. Na, aš manau, kad ko gero reiktų vis dėlto ir nedidelius akcijų turėjimo atvejus deklaruoti, nes vis tiek yra interesas, sakykime, gauti dividendus. Tai aišku, čia atsiranda niuansų, jeigu yra tokių, kurie prekiauja akcijų biržoje, tai čia pas jūs bedeklaruodami, nes vieną vakarą nusiperka, kitą parduoda, tai čia irgi reikia rasti teisiškai kažkokius apibūdinimus, kad čia išvengtumėm tokių deklaravimų, nes tai bus neįmanoma tiesiog. Tai galbūt ir aš pats rasiu laiko prisėsti prie čia paminėtų tokių dabar greitųjų to deklaravimo tobulinimų, gal dar kažką prisiminsiu, bet matyt reikia reaguoti į tą žiniasklaidos kritiką, kad kartais neišeina to interesų konflikto taip išsiaiškinti pagal deklaracijas. Teoriškai, aišku, yra paskutinės skiltis. Seimo narys turi deklaruoti viską, kas jo manimu gali kelti interesų konfliktą. Ir kas nors gali sakyti, prašau, čia viską galima sudeklaruoti. Bet kai paliekama pačiam Seimo nariui įvertinti, jis sakys, aš vertinau, man atrodo, kad nebus čia to interesų konflikto. Ir ką tu pasakysi, kai nėra tiksliai aiškiai kažkas pareikalauta, tai čia remtis, kad kiekvienas labai jau sąžiningai nustatys, manau, yra perdėtas dalykas. Vis dėlto manau, kad žymiai didesnis Seimo narių dalis nelabai mato, kad čia reiktų kažką slėpti. Tai gali būti tik tokie pavieniai atvejai, kur nenorės to platesnio deklaravimo. Aišku, jeigu tai yra asmenys įtakingi savo frakcijose, tai gali būti paskui kažkaip perteikta kaip frakcijos pozicija, bet negi čia iš anksto dabar gazdinsies, kad nebus tos politinės valios, kol nepabandai, tai ir nežinosi. Tai aš tikiuosi rasiu laiko dar šioje kadencijoje tą projektą registruoti, bent ką paminėjau, kas dabar taip lyg ir yra suvokiama dėl to praplėtimo, tai tą mėginčiau pasiūlyti. Kas gali pakelti ranką iš tikrųjų prieš save, tam tikrą prasme nusirengdamas prieš visuomenę. Ir čia ir ponas Razma irgi pripažino, kad iš tikrųjų žmonėms sudėtinga kartais tai padaryti, ar ne? Ir štai girdėjome, Gediminai, valios į valias. Ir pozicijoje, ir opozicijoje. Jūs dar sausio mėnesį šių metų prašnekote apie tą problemą, kad būtina taisyti situaciją ir būtina keisti reguliavimą. Dabar jau yra rugsėjis, kodėl taip užtruko ir kas iš tikrųjų turėtų imtis iniciatyvos, kada to galima tikėtis? Olimpiada, gerai. Aš suprantu, vasara ir visi kiti reikalai. Problema pradėjo iškėti po truputį. Jau anksčiau mes apie tai kalbėjau, bent jau aš asmeniškai, kad deklaracijos yra tuščios. Ir mes nusprendėme šiais metais FTECas prie pačioj organizacijoje, prie stalo surinkom
pačius geriausius Lietuvoje atitikties pareigūnus, kurie valdo šitas rizikas. Taip pat, sakau, pasikvietėm kolegas iš valstybės valdymo sąlygų komiteto, biuro patarėjos, kad visi susėstume ir žiūrėtume. Ir mes tada šnekėjome 3 pjūviais apie deklaracijas, apie atitikties pareigūno funkcijas ir kitus dalykus, kur įstatymę reikia tobulinti, keisti. Ir atsitiko toks įdomus dalykas, kad kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių ir tų pilkųjų zonų ir matai, kad neužtenka vieno kitos straipsnio pakeisti, jeigu čia visus tos prevencinius įrankius daryti, tai vos ne visą įstatymą reikia perrašinėti šitoje vietoje. Ir vėl nauja redakcija. Bet jau visiškai jau tada nauja įstatymo redakcija. Ir padarėme tokią pauzę. Tiesiog rytas už vakarą yra protingesnis. Susėdome šį rudenį, pradėjome dirbti su, jau viduje turime tuos visus pasiūlymus panašiai ir nusprendėme, kad dabar iki naujų metų pasiruošėme galimus teisės aktų projektus su tiksliniam grupėm, kur dar reikia, padiskutuojame ir kitais metais prie naujo Seimo iš karto einame ir startuojame su šitą idėją. Dabar kur tie medžiai paslėpti? Tai kelmai greičiau. Kaip? Kelmai greičiau. Kelmai, jo. Tai kita yra problema pusė irgi apie tai nieko nekalba ir tarsi reikia ją visą įsivertinti. Viešai deklaruoja žmonių apie 120 000 Lietuvoje. Deklaracijų skaičius yra apie 180 000. Ir koncepcija tokia, kad mažai yra taisyklių, ką reikia deklaruoti, bet visi deklaruoja. Tai iš vienos pusės galima sakyti, skaidrumas padėjo. Kiekybinis. Kiekybinis skaidrumas. Taip. Kitas dalykas, net ir tokie duomenys, kai žmonės atskleidžia šių dienų kontekste, gali pakenkti nacionaliniam saugumui. Ta prasme. Priešiškom valstybėm, kur tiesiog renka informaciją apie aukščiausius pareigūnus ir šitą dalyką reikia įsivertinti. Bet jeigu teisingai suprantu, ar nėra to numatyta, kad tam tikri duomenys gali būti neskelbti? Tai yra specialių kategorijų, gali neskleisti ir panašiai, bet jeigu žmonės nesivertina net rizikos iš skaidrumo pusės, perlenkite duomenys, kaip prieiti prie aukščiausio pareigūno, gali pakenkti ir valstybei. Bet pateikit pavyzdžių, kad būtų aiškiau suprast, ką turite omeny. Kaip prieiti prie politiko, tarkime, arba prie aukšto pareigūno, jeigu tu jo žinai asmeninį gyvenimą ir artimus asmenis, valdomas bendrovės arba kokį turtą turi, jisai lengviau yra pažeidžiama šitoje vietoje. Ką aš noriu pasakyti? Tai mes turime žiūrėti per 4 pjūvius. Per skaidrumo pjūvį, must privaloma šitoje vietoje, iš rizikų valdymo, iš valstybės pusės. Dabar koks galėtų būti sprendimas? Galbūt mes sakome, kad ne visų deklaracijos turi būti viešos, bet kuo aukštesnis žmogus, dalis duomenų apie jį atskleidžiame daugiau. Kiti žmonės, pavyzdžiui, kur dalyvauja viešuose pirkimuose, sandoriuose, mes galim sakyti, jie privalo deklaruoti, bet nebūtinai deklaracija būti skelbiama viešai. Per IT sistemas užtikrinti žurnalistų kitų žmonių teisę sužinoti apie tarnautojų privačius interesus. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, noriu pažiūrėti tarnautojų privačių interesų deklaraciją, ateinu, tarkime, į PINREGą, privačių interesų registrą, paduodu tokį užklausą, man parodo privačius interesus, tarnautojas gauna žinutę, kad apie jį buvo žiūrėta šitoje vietoje. Toks abipusis ryšys. Žurnalistams aš linkęs, mano mąstymas yra jiems suteikti dar daugiau informacijos, kurių nėra deklaruojama, nes čia yra tam rizikų valdyme ir paskaidrumo pasaulyje, tai yra mūsų garantas. Bet žurnalistų, žiūrėkit, jūs paminėjot, kiek FTEK'e dirba žmonių, žurnalistų ratas irgi yra ribotas ir ištekliai yra riboti, reikia tai įsivertinti. Jeigu kalbam apie verslo įmonės, tai tie įrankiai, kurie dažnai labai suveikia, iš kur tie patys žurnalistai net taip retai gauna informacijos iš konkuruojančių elementų. Kitaip sakant, kas ir politikų laukia, tas pats veikia principas, tas ir čia. Tai jeigu tikrai viską nudelpsim arba kažkur užtušuosim ir kažkaip labai daug kas taps nevieša, tai mano klausimas vėlgi, kur čia prasmė. Nes aš suprantu, kad žiniasklaidai teikiamas toksai didžiulis vaidmuo, bet jisai gali būti tiesiog per didžiulis, nes nepavešim to krūvio ir skaidrumo nuo to daugiau neatsiras. Ir aš tik norėčiau, nežinau, ar aš gal klystu, bet atitikties pareigūnai jūsų valdo platesnį informaciją. Yra registras, nėra registro, kuriame jie gali kitus duomenys gauti,
ko neįrašė, sakykime, pareigūnas, bet jie tą gali rasti ir čia jau tada kitų kampų, aišku, čia jau tada žmogiškiai resursai, kaip tu suvesi tos visus. Arba, žinot, dabar yra daug įvairių priemonių technologinių, kurios gali taip pat sužiūrėti ir buvo, kaip suprantu, nemažos lėšos investuotos į tas duomenų integravimo sistemas, ar ne, buvo sukurta Penrek sistema, duomenų bazė, bet kaip čia vaikšto tie duomenys ir kiek tas pasiteisina dabar ir kiek tas gali pasiteisinti ateityje. Tai tuo metu, kai buvo kūriamas Penrekas ir pati šitą idėją, jinai turėjo du akcentus, kad pasikliausime žmogaus pasitikėjimu ir tą tokią skandinavišką kultūrą, kas nesuveikė apibendrinant. Kitas dalykas buvo manoma, kad sukūrus Penreką bus daugiau duomenų, atsiras rizikas valdyti ir panašiai, bet Penrekas paima tik tai tos duomenys, kurios valstybė turi. Ir apjungia vieną vietą ir duoda žmogui prieš pilant deklaraciją dar įsitikinti, ar aš tikrai turiu viską deklaruoti. Ir vėl atsistoja ant žmogaus. Tai taip, sistema turi, bet žmogus... Sprendimai, kitaip sakant. Bet sprendimą vėl priima pas žmogus. Sako, aš šito dėmens neįtrauksiu. Taip mes matome, kas automobilį nusipirko. Tos duomenys turime, ateina per Penreko sistemą, bet tai automobilio pirkimas kam įdomu? Įdomu. Tada kitas dalykas, kur yra. Tai valstybė turi daug duomenų apie deklaruojantį asmenį. Bet jeigu žiūrėsime interesų konflikto pasaulio, tai aš drąsiai pasakysiu tokia profesinė intuicija arba rumuo. Apie 60% valstybė neturi. Tai yra tie minkšti dalykai. Draugas, draugo verslas, klasiokai. Ir ne tai, kad ten, sakyt, klasiokas prieš 20 metų šito vietoje, bet kurie draugauja, kartu keliauja, atostogauja, šeimoje ir panašiai. Ir to valstybė neturi. Čia tą reikėtų dirbti, ties pareigūnai turi dirbti su deklaruojančiais asmenims ir jie pasakyti, šitą turi skleisti, dėl to reikia nusišalinti ir panašiai. Tai jeigu pasieškosime informacijos registruose, taip mes jau susirinksime, bet tą pilkoji zona, jinai iškrenta. Tai dabar... Kitas dalykas, kodėl aš kalbu apie tos ties pareigūnus. Mes Lietuvoje turime korupcijos prevencijos įstatymą ir viešų privačių interesų derinimo įstatymą. Tai dabar pagal korupcijos prevencijos įstatymą nepotizmo korupcijos prevencijos pareigūnas nevaldo. Tai yra tie artimi asmenys. Broliai, seneliai, anūkai. Taip. Giminės ir artimieji. Taip. Šitas klausimas nepotizmo yra FTECO reguliavimo srity interesų derinimo įstatyme. Ir dabar, ko mes susidarėm šitoje vietoje, o gyventojų registro duomenys būtų faina gauti ir apdoroti. Jūs jų negaunat? Ne. Ir tada kitas dalykas, ties pareigūnas, jeigu jam būtų išplėstos teisės, bet ir pareigos, tai yra prašyti, tai paprastai pasakysiu, kokį darbą privalo atlikti pagal įstatymą ties pareigūnas, kad, pavyzdžiui, gautų informaciją iš gyventojų registro, jo būtų pareiga parašyti išankstinę rašinę rekomendaciją, kuri, pavyzdžiui, būtų skelbiama viešai, tai mes visai kitokį poveikį turėtume. Tai irgi reikia atskirti ties pareigūnų darbą, korupcijos prevencijos specialistų darbą. Bet jūs matytumėt dalies sprendimą problemos, jeigu įgalintumėm daugiau atitikties jūsų pareigūnus. Taip. Tiesiog, kaip jūs ir sako, tiesiog įgalinam juos, pasakom, ką, kiek, aišku, čia viskas susiję ir taip pat vėl su finansavimu, bet mes tada juos įgaliname tą daryti. Jo, tai dabar skaičiai yra tokie. Tai jeigu deklaruojančių asmenų yra apie 180 tūkstančių, pas mus yra FTEC 27 žmonės. Mes prižiūrome 180 tūkstančių žmogiliukų, tada yra 12 tūkstančių organizacijų, kurias reikia prižiūrėti. Iš jų 4 tūkstančiai yra viešo sektoriaus organizacijos. Viso kitos yra likusios verslas, kuris dalyvauja viešuose pirkimuose ir ten yra irgi interesų konfliktai. Tai čia svajonė pačiupinėti yra tos duomenys, svarbu, kad jie yra duomenys, bet tiesiog laiko neturi. Tai tokios yra apimtis. Tai iš formaliai turėtų būti už įstatymo kontrolę atsakingas įstaigos vadovas arba ties pareigūnas. Formaliai turėtų būti apie 4 tūkstančius. Mes Penregė labai puikiai matome jų efektyvumą. Turime užsiregistravusi apie 1000, realiai Lietuvoje dirbančių su duomenimis yra apie 100. Ir dabar jau situacijos yra tokios, jie neturi informacijos, jie negali valdyti rizikas. Ir jau kalbam ne tik apie interesų konfliktą, atstovavimą, bet ir apie lobizmą reikia išnekėti. Viskas tuščia. Mes čia turim tokį kiautą tarsi, užsidėjom varnelę atskaitomybės ar ten didesnio skaidrumo, bet iš tikrųjų
teisingai suprantu, nelabai veiksminga, arba ne tiek veiksminga, kiek mes čia galėtumėm tikėtis. Kiek įsivaizdavom. Įsivaizdavom. Jo. Dar nesi mūsų bendruomenėje, registruokis, kas bebūtum ir kartu su Bendra LT komanda nušviesk tamsoje skendinčias temas. Kitas dalykas, ateities pareigūnas, jisai turi dirbti, žmonės ateina į viešąjį sektorių, reikia patikrinti jų patikimumą dėl ne tai, kad nepriekaištingos reputacijos, bet dėl galimo interesų konflikto. Valstybėje niekas to nevertino. Mes gal ir turim kompetenciją, bet mes net negalime pateikti nuomonės arba rekomendacijų dėl vadovo atrankos. Problema. Tai reiškia, vėl net kandidatų, pavyzdžiui, vadovų pareigas mes nematom. Irgi spraga yra. Tada žmonės natūraliai keičia darbus. Nors turėtumėte įvertinti, ar ne, bet duomenų nėra nematom. privaloma, bet turime kompetenciją. Tiesiog resurso nėra visiškai. Tada žmonės išeina iš valstybės į privatų sektorių. Taip pat atšalimas turėtų būti. Kas dirbs su šitais duomenimis? Tada žmonės vaikšto tarp viešojo sektoriaus. Tai, gal gerai žinia, kad anksčiau FTEKas turi teisę duoti išimtį arba leidimą dirbti dėl atvėsimo laikotarpio. Tai anksčiau buvo labai tas formalus požiūris. Priiminėjai sprendimus, atvėsk 1 metus. Dabar mes sakome ne. Mes turime valdyti riziką. Kokius tu sprendimus priimėjai, kur dalyvai, kokia kontrolė buvo ir panašiai. Tai jau tas poreikis, kompetencija, kvalifikacija, kur galima daryti iš tikrųjų. Ir čia įdomus yra toks dalykas. Baigsis, dabar keičiasi, bus rinkimai į Seimą. Natūralu, kad žmonės iš vykdančiosios valdžios, noras kur yra dažniausiai įsidarbinti į kontroliuotas, prižiūrėtas organizacijas arba grįžti iš tas rytis, kurias jie žino galbūt geriausiai, tai natūralu. Taip. Tai kas dabar valdys šitas rizikas? Duomenys, jeigu deklaruotų daugiau šitoje vietoje, tai ir piliečiai, opozicija, FTEKas, visi kiti matytų galėtų valdyti. Tik tai reikėtų ieškoti, žinoma, to balanso, kad irgi per daug neskleisti šitoje vietoje. Gerai, apibendrinant ir baigiant, Gediminai, tarkim, jūs jau prašnekote, ar ne, gana konkrečiai, kaip galėtų klostytis, vystytis ten tie pokyčiai, šiek tiek keičiant situaciją, ar ne, ir galbūt atveriant ir daugiau duomenų, tai kokius jūs duomenis, kaip labai reikšmingus galėtumėte išskirti, kuriuos būtina matyti tiek kontroliuojančioms institucijoms, ir kad ir Seimo komisijai, atitikties pareigūnams jūsų paminėtiems, žiniasklaidai, visuomeniai, kas tai bebūtų. Esminiai duomenys, kurie pieštų vaizdą mums, kad mes gyvenam skaidrioje valstybėje, kur galim pasibelsti ir paklausti žmogaus, kur čia galėjo būti tavo interesas. Tai interesas, lietuviškai kalbant, yra asmeninė nauda arba mano reikalai. Tai kas yra darbo pajamos. Jeigu žiūrime per juridinius asmenius, tai įtaka juridiniuose asmenyse, nebūtinai akcinėse bendrovėse. Yra žemės ūkio bendrovės, painininkai, išplėsti šitoje vietoje. Tada ne tai, kad savo, bet ir savo antrosios pusės, bet ir artimų asmenų. Pavyzdžiui, jeigu deklaruojantys žino, gali deklaruoti, ne? Bet nebūtinai tai viešai skelbti. O paskolos, akcijų pirkimas. Tada kalbėti apie sandorius, tarkime, kur nekilnojimo, pavyzdžiui. Yra kortelė 10 000 eurų, kaip pavyzdys. Aš kaip pavyzdį prasakau. Tada šitas demo tarnaus skaidrumui. Tada galbūt suteikti viešo sektoriaus organizacijų vadovams diskrecijos laisvę, kad jie patys galėtų išplėsti deklaravimo taisyklės. Pavyzdžiui, kai kur yra labai aktualu, kad tarnautojas arba pareigūnas deklaruotų narystę asociacijų. Tai aplinkos apsaugoje, tai pavyzdžiui, pareigūnai vadovas galėtų pasakyti, deklaruok narystę medžiotojų būrelis. Kam ten, pavyzdžiui, kokiam kitam tarnautojui arba gydytojui deklaruoti narystę medžiotojų būrelių. Nebus aktualu. Taip. Nebus aktualu šitoje vietoje, bet pagal tą sritį tam sektoriui tas bus aktualu. Regitroje bus visai kiti duomenys aktualūs. Tai čia yra tokie konceptualūs dalykai. O štai konkretus pavyzdys, čia žinom, buvo toks gan garsiai nuskambėjęs atvejis, buvęs kariuomenės vadas Rupšys buvo
ta situacija, jisai nuomojasi butą Vilniuje iš savo sūnaus, ar ne? Jisai deklaravo, jis buvo deklaravęs, man atrodo, ar nebuvo deklaravęs. Bent jau registrų centre tikrai buvo matoma ta nuomos sutartis, tai tarsi kažkokios paslapties nebuvo. Bet štai tokia situacija. Ir dabar neseniai skaičiau ir mano kolegos irgi kai kurie vertino jo pasisakymą naujausią, nes iš karto po kilusio ažiotažo jisai nutraukė tą sutartį su sūnum, tiesiog atsikratė visų galų, kad tik nebūtų jau čia keliamas tas klausimas ir panašiai. Ir sako, kad štai Gediminas Sakalauskas jam pasakęs, kad galbūt visai to nereikėjo daryti, nes čia jokio konflikto interesų net nei buvo, nei kvepėjo juo. Ar iš tikrųjų buvo tokia situacija, jūs kalbėjotės, aptarėt ir... Mes viešai pasakėm ne taip. Ir kodėl? Ten situacija yra tokia. Ten nesvarbu, ar iš sūnaus tu nuomavai butą, ar iš draugo. Tau sūnus arba draugas lygiai vienodai gali kelti interesų konfliktą. Ten mechanizmas buvo toksai. Toj srity, pagal teisinį reguliavimą, galima kompensuoti gyvenamą vietą. Išlaidą šitoje vietoje. Ir tada jisai padarė nuomos sandorius su savo sūnum iš artimo asmens ir kad kompensuoti išlaidas, jam šitas patirtas, ne jisai sprendimą priėmė. Jisai šitą klausimą atnešė ministrui. Jisai pats nepriėmė dėl savęs sprendimo. Ministras pasakė, taip mes leidžiame kompensuoti tau nuomos išlaidas. Tai ar tu būtų nuomovaisi iš sūnaus, marčios, draugo, ne čia esminis dalykas. Tai va čia buvo suvaldytas interesų konflikto situacijos. Ar tokia praktika gera, tai čia jau kitas klausimas, kur reikėtų nagrinėti kitų kampų. Bet interesų konfliktas pats buvo suvaldytas. Tai va čia ir turi tokius darbus su aukščiausio lygio pareigūnus aptarnauti ties pareigūnai. Aš tikiu, kad 80% interesų konfliktų situacijų galima iš anksto suvaldyti ir perspėti žmonės šitoje vietoje, jeigu mes įgalintume ties pareigūnus. Jūs tikite, kad galima sustiprinti tą priežiūros institutą kaip tokį, ar ne? Aš pats esu dirbęs tą praktinį darbą, tikties darbą, esu konsultavęs su interesų konfliktais dirbęs ir verslė nevyriausybinės iš įvairių pozicijų. Tai įmanoma padaryti. Bus žmonių, kurie norės paslėps, bet čia jau bus teisėsaugos institucijų darbas. Nei tikties pareigūnas, nei FTEKas su minkštosiom priemonėm nepadarys. Šiandien ir pabaigai jums gal suteiksiu žodį, ar galima tikėtis, aš kaip suprantu, štai vyks Seimo rinkimai, ar ne, aš kaip suprantu, ir jūs galbūt dar tęsite savo politinę karjerą, ar to sieksite, galbūt kažkokių įstatymo pataisų padėsite skaidrinti arba praskleisti tas užuolaidas, ar galbūt, žinot, mes dažnai girdim prieš rinkimus, žmonės tokie aktyvūs, štai iš karto paklausė, jie sako, jo bus, po rinkimų šiek tiek pasikeičia, tai dabar taip tarsi toks, aš nenoriu jūsų spausti jokiais būdais, bet klausiu nuoširdžiai, nes man tikrai nuoširdžiai tai rūpi ir kaip pilietė ir mano profesiniam lauke tai yra labai svarbus duomenys. Man taip pat rūpi ir tikrai matome, kad vis tik kyla tų problemų ir praktika rodo, kad reikia galbūt didesnės pagalbos deklaruojantiem, kaip jūs sakot, valdyti tos interesus. Mes taip pat Seimo nariam, kaip etikos procedūrų komisija, padarom tokias atmintinės, tiesiog priminame laikas nuo laiko, jūs dar nedeklaravot, jūs tą padarykit. Aš manau, tai irgi jos tiesiog sustato į tam tikrus rėmus. Galbūt tam įstatymė tikrai reikia daugiau konkretumo. Mes dabar viską labai palikom tai tokiai asmeniniai atsakomybei. Jeigu reikia to konkretumo, aš manau, mes jį galime rasti ir sudėti tos saugiklius, apie ką ir kalbėjo Gediminas. Ir manau, kad tą reikės daryti, nežiūrint, kas kaip rinkėjai nuspręs, kas bus valdžioje, bet matome, kad vyriausia tarnybinė etikos komisija, jie pasirengia ateiti su siūlymais ir jie bus būtent tas spyris kitam Seimui, kurį, aš manau,
tą įstatymą dar kartą peržiūrės. Viliuosi, tikiuosi geresnio, tobulesnio įstatymo. Žodis nežvirblis, girdėjome žodį rūpi, o šitą tinklalaidė būtent apie tai, kad mums rūpi. Ir tuo ir baigsime. Aš kviečiu žiūrėti mūsų būsimas tinklalaidės. Čia buvo 5. ciklo laida. Aš, žurnalistė Jūratė Damulytė, atsisveikinu. Iki kitų kartų. Tiki tuo, ką darome ir nori kartu su mumis įjungti šviesą Lietuvoje? Paremk bei gauk papildomų naudų nuo šiol Patreon platformoje.